Nuo pat 1936-ųjų, kuomet Kaune iškilo puikusis muziejaus pastatas, čia glaudžiasi Vytauto didžiojo karo muziejus ir nacionalinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejus. Istoriškai susiklostė, jog Čiurlionio muziejui atiteko šiek tiek daugiau ploto nei karo muziejui. Kalbama, jog šioje trintyje dėl patalpų ir įvairių buitinių klausimų reikėtų ieškoti moters. Pasakojama, kad patalpų dalybose tarp dviejų muziejų ne paskutinį vaidmenį suvaidino muziejaus direktoriaus Vlado Nagevičiaus romantiškos simpatijos garsiojo dailininko našlei Sofijai Čiurlionienei, pardavusiai Čiurlionio dailės muziejui vyro paveikslus ir buvusiai aktyvia muziejaus bendruomenės nare. Neva dėl ponios Sofijos žavesio Nagevičius buvo linkęs nusileisti ir užleisti Čiurlionio muziejui didesnį plotą. Sveiki! Su jumis sveikinuosi laida Lietuvos muziejai ir šiandien sveikinuosi iš Kauno. Šiuo metu esu prie Vytauto didžiojo karo muziejaus, kuris liudija skaudžias, tačiau tikrai labai svarbes ir ypatingas Lietuvos laisvės kovų istorijas. Tiesa, šiame muziejuje jau ne pirmą kartą. Pirmąsyk čia lankiausi turbūt pradinėse klasėse, tad labai įdomu nueiti ir pasižiūrėti, o kaipgi viskas atrodo šiandien. Tad kviečiu ir jūs keliauti drauge su manimi. Vytauto didžiojo karo muziejus – vienas seniausių Lietuvos muziejų, įsikūręs Kaune. 1918 metais vasario 16 dieną paskelbus Lietuvos nepriklausomybės aktą bei pradėjus kurti Lietuvos kariuomenę, kariuomenės vadovybė nusprendė laikinojoje sostinėje Kaune įsteigti karo muziejų. Vis dėlto besitęsiančios kovos dėl nepriklausomybės sustabdė muziejaus kūrimo procesą, kuris pratęstas tik joms pasibaigus. Rita, įspūdingas yra jūsų muziejus, iš tikrųjų nekantrauju po jį pasivaikščioti. Papasakokite, pirmiausia, turbūt pačią istoriją. Pradėkime nuo istorijos, nuo kogi viskas prasidėjo, būtent šio muziejaus istorijai. Tai sveika sugrįžusi į karo muziejų. Labai smagu, kad karta iš kartos ateina į muziejų, lankosi tėvai su vaikais, paskui vaikai tampa tėvais, ateina su savo vaikais, toliau eina seneliai su anūkais. Ir tai yra tradicija. Yra žmonių, kurie sako, tai yra mūsų sekmadieninė bažnyčia. Mes su savo vaikais po kavinės ateiname į muziejų apsilankyti, pamatyti ginklų. Ir tikrai labai gražu, kad tas pavadinimas bažnyčia tai yra turbūt šventovė mūsų nepriklausomybės kovų šventovė, kuri buvo taip ir įkurta. Karo muziejaus pati idėja buvo 19 metais įkurti karo muziejų. Įsakymas buvo išleistas įkurti karo muziejų ir to įsakymu buvo paskirtas vadovauti generolas Vladas Nagevičius. Ir jisai kaip archeologas, visokių senienų žinovas turėjo pradėti kurti tą muziejų. 1921 m. vasario 16 d. Kaune iškilmingai atidarytas karo muziejus. Kariuomeniai buvo išleistas įsakymas, kuriame paskelbta, kad karo muziejaus kūrimas bendras visos kariuomenės reikalas ir rūpestis. Įsakyme numatyta į muziejų vežti vadų ir pasižymėjusių karių paveikslus ir fotografijas, piešinius, raštus, įsakymus. Krašto apsaugos ministras kreipėsi ir į visus Lietuvos karius, kad jie rinktų senosios istorijos liekanas ten, kur jie gyvena ir kur tarnauja. Taip pat išskirtinis dėmesys buvo kreipiamas į knygnešių veiklą. 21 metais jau tas muziejus pradeda steigtis, nes iki tol mes turėjome kovas su bolševikais, dar nebuvo pasibaigę nepriklausomybės kovos ir susirinkom eksponatus įvairius. Buvo išleistas krašto apsaugos ministro Konstantino Žuko įsakymas parūpinti visas senienas, kas susiję su kariuomenė, su kovomis už laisvę ir pristatyti į karo muziejų. Taip atsirado pirmieji mūsų eksponatai – ginklai, patrankos, minosvaidžiai. Taip pat atsiranda grobis iš bolševikų karo grobis kupranugaris, asilas, kurie toliau tarnauja karo muziejuje kaip krovininis transportas. Bėgant laikui muziejus augo, turtėjo, plėtėsi. Eksponatai demonstravo ginklų evoliuciją, kovas. Stengtasi parodyti Lietuvos politinę, kultūrinę praeitį. Muziejus tapo lietuvių tautos kultūriniu židiniu. Stengtasi įamžinti reikšmingus kariuomenės įvykius, nuopelnus.
Didelį indėlį į šio muziejaus kūrimą ir istorijos gyvavimą įdėjo pirmasis muziejaus direktorius Vladas Nagevičius. Na, o pats muziejus įkūrėjas, koks jisai buvo žmogus ir kodėl jam pasirodė svarbu būtent įkurti tokį muziejų? Generolas Vladas Nagevičius buvo žmogus orkestras. Žmogus, kuris domėjosi viskuo ir visur kažkokiu stebuklingu būdu suspėdavo. Jis buvo archeologas, kasinėjo Polės piliakalnį kartu su švedais. Jis buvo karo medikas, vadovavo karo sanitarijai. Jis buvo karininkų ramovės viršininku ir tuo pačiu karo muziejaus direktorium šalia lygiagrečiai. Jisai buvo jūrų laivynų draugijai vadovavo, gyvūnų globos draugijai vadovavo. Jisai buvo tas žmogus, kuris prisidėjo prie pirmojo Mis Lietuvos konkurso. O Jėzus, tai jis iš tikrųjų buvo toksai visų galų meistras, žodžiu. Mintis prisidėti prie Mis Lietuvos konkurso vien tam, kad išrinkti gražiausią lietuvaitę, kuri galėtų pozuoti Birutės portretui. Bet tuo pačiu neatsirado gražesnės moters už Kalpoko žmoną Kalpokienę ir Kalpokienė pozavo. Tiesiog pozavo Kalpokui. Kalpokienė buvo vis tiek gražesnė už Mis Lietuvą. Taip. Be viso to, kad jis buvo archeologas ir muziejaus įkūrėjas ir daugelio sričių toksai populiarintojas, mėgėjas ir žinovas, tai Nagevičius dar ir buvo Vyčio ordino vienas iš steigėjų ir ta būtent ceremonija Vyčio kryžiaus vėliavos pakėlimo ji yra išlikusi iki mūsų dienų. Tai vyksta ir šiuo laiku, įvairiais metų laikais ir panašiai. Tik tai tuo laiku, 3-4 dešimtmetį tą darė, būtent vėliavą kėlė vadinamieji karo invalidai. Tai buvo tokia Lietuvos laisvės kovų invalidų draugija. Tai buvo žmonės veteranai, kovojo už Lietuvos laisvę. Ir muziejus ne tik juos kaip laikė būtent, kad jie atliktų tą ceremoniją ir būtų toks kaip priminimas, bet jis jais ir rūpinosi. Tai yra muziejus ne tik tai kaupė atmintį, rinko artefaktus, parodas, organizavo ekskursijas ir panašiai, bet buvo būtent Lietuvos laisvės kovotojai, kurie buvo įdarbinti muziejuje. Dalis muziejaus uždirbamų pinigų buvo skiriama jų išlaikymui, taip pat dalis pinigų buvo skiriama našlaičiams, vaikams tų žmonių, kurie žuvo Lietuvos nepriklausomybės kovose. Ir netgi buvo nueita iki to, kas galbūt šiais laikais būtų sunkiai įsivaizduojama, kad visai netoli šalia muziejaus buvo pastatytas netgi viešbutis tiems karo invalidams, kurie gyveno. Taip pat ekspozicijoje turim tokį reliktą susijusi su šiais žmonėmis, tai būtent yra karo invalido uniforma ir yra trimitas, nes šie žmonės ne tik tai dirbo ir atliko ceremoniją, bet jie turėjo ir savo orkestrą ir turėjo, matot, šitokius šalmus vokiškus, kurie buvo dekoruoti būtent tuo dvigubu Vyčio kryžiumi. Vytauto didžiojo karo muziejus tebesaugoja nepriklausomybės kovų atminimą bei rūpinasi žmonėmis, kurie iškovojo laisvę. Karo muziejaus, kovų už laisvę muziejaus misija yra ne tik telkti atminimą ar jį liudijančius artefaktus, bet padėti tiems, kurie savo laisvę gina. Kalbant apie mūsų kovas už laisvę, žinome, kad mūsų tikrai artima šalis Ukraina taip pat kovoja už laisvę ir čia matau dabar Ukrainos vėliava, yra paroda skirta Ukrainai. Kiek įvairiausių veiklų būna čia susijusių būtent su Ukraina? Na, turbūt mes nuo karo pradžios, dar karo išvakarėse, jau kada prasidėjo palaikymo mitingai aikštėse, tiek Vilniuje, tiek Kaune, čia Vienybės aikštėje rinkosi, tai mes jau tą patį vakarą turėjome parodą Razonda Peremogė, pastatyta eksponatai, parvežti Jono Omano iš fronto, jisai jos buvo jau mums padovanojęs. Jau mes turėjome filmą iš karo, iš Donecko. Turėjom susitikimą su Azovo kariais balandžio mėnesį, tai tuo metu tada buvo irgi salė lūžo nuo lankytojų, čia nebuvo nei kur uodui įskristi, nei kur atsisėsti. Net kūnas šiurpais. Ir tie kariai pasakojo savo istorijas, jų žmonos, tai yra Azovo angelai, pasakojo apie
situaciją, kokias jas išgyvena. Kadangi jie labai gerai vienas kitą pažinojo iki tatuiruočių, tai žuvusių kūnus iš juodų maišų ištraukė, sako, išleidžiam skystį, atrenkam pagal tatuiruotę, kuris yra identifikuota asmenybė. Na, tai yra tokie labai jautrus ir be galo kraupus dalykai, bet tai yra karo realybė. Šiandien Vytauto didžiojo karo muziejaus rinkinį sudaro archeologiniai radiniai, šaltieji ir šaunamieji ginklai, amunicijos rinkiniai, užsienio valstybių kariuomenių uniformų kolekcija, Lituanikos skrydžio per Atlantą daiktai. Nuolat atnaujinamos ekspozicijos ir parodos leidžia susipažinti su Lietuvos ir pasaulio karyba nuo seniausių laikų, užfiksuojant svarbiausius istorijos įvykius. Šiuo metu esame archeologijos salėje ir tikrai labai nustebino mane, kad kai atėjome į archeologijos salę, pirmiausia, ką pamačiau, tai nemažą kiekį papuošalų. Kokie tai yra papuošalai? Tai čia yra ne šiaip papuošalai, o čia yra baltų kario papuošalai ir kiekvienas save gerbintis baltų karys prieš 1000 ir panašiai metų juos nešiojo ir jie yra seni, rasti įvairiose Lietuvos vietose. Ir, pavyzdžiui, galima pažiūrėti į šituos puikius sidabrinius papuošalus. Ką žmonės mato archeologijos salėje, tai yra tik tai dalis viso, kas dar yra saugyklose saugoma. Lygiai tas pats yra ir su kitomis vertybėmis, tai žmonės atėję į muziejų pamato tik tai dalį, o viso, turbūt apie link 300 000 vertybių muziejus turi. Įvairiausių, nuo tokio vyčiuko ar mažo kažkokio papuošalėlio iki 50 tonų tanko. Tai ir viskas tame tarpe. Išskirtinis dėmesys muziejuje skiriamas Stepono Dariaus ir Stasio Girėno transatlantiniam skrydžiui, kuris pasaulio aviacijos istorijoje minimas kaip vienas tiksliausių. Lituanikos memorialinėje salėje rodomos lėktuvo nuolaužos, lakūnų drabužiai, asmeniniai daiktai, dokumentai, apdovanojimai, pinigai. Kęstai, čia yra vieta, kur yra skirta Dariui ir Girėnui. Tai ką žmonės atvykę būtent į šią salę gali, paties svarbiausia pamatyti. Tai yra Lituanikos nuolaužos atgabentos iš avarijos vietos. Tai čia tas vienas iš tokių muziejaus eksponatų, kur jeigu žmogus arba seniai buvęs ir paklausi, ką tu labiausiai atsimeni, arba jeigu išeina kažkas ir paklausi, kas padarė didžiausią įspūdį, tai sako, kad Lituanika. Tai yra nuolaužos, tragiškas ir įspūdingas eksponatas, bet taip pat salė pasakoja apie tuos du drąsius ir pašėlusius žmonės, Darių ir Girėną, ir ypač apie Steponą Darių, kuris buvo ne tik tai lakūnas perskridęs Atlantą, bet taip pat jis ir buvo karininkas Lietuvos aviacijos, sporto propaguotojas ir toks ryškus visuomenės veikėjas, netgi vienaip ar kitaip susijęs su Klaipėdos sukilimu 23 metų, tai jį galima taip irgi pastebėti daugelį įvairių trečiojo dešimtmečio Lietuvos istorijos kontekstų. Tai tuo taip pat yra įdomus. Kalbam apie juos kaip apie du didvyrius, drąsuolius, Atlanto įveikėjus ir to neatimant yra eksponuojami doleriai amerikietiški ir čia yra Stasio Girėno drabužiai ir buvo toks įdomus dalykas, kai juos palaidojo ir 83 metais Stasio Girėno drabužiai, šitas matomas kostiumas buvo restauruojamas ir tuomet rado žmonės, kad yra pamušale įsiūta truputis pinigų. Ai, čia pamušale buvo įsiūta, paslėpti jie buvo. Tiesiog įsisiuvo, galbūt, kad nepamest. Buvo skrendama labai taupiamis sąlygomis ir tos pinigus, kad vis tiek neiškristų niekur ir panašiai, įsisiūni ir atsimeni, kad turi juos tenai. Įdomi ne tik muziejaus istorija, bet ypatingas ir jo kiemelis. Vieni žymiausių Vytauto didžiojo karo muziejaus įėjimą saugantis liūtai į Kauną atkeliavę iš Astravo dvaro. Jie užsakius grafui Jonui Tiškevičiui iš Ketaus išlieti Sankt Peterburge XIX amžiaus viduryje. Pastačius naują Vytauto didžiojo karo muziejaus pastatą, grafo Tiškevičiaus sūnus Jonas Tiškevičius padovanojo liūtus muziejui.
Rita, muziejaus viduje iš tikrųjų yra labai spūdinga, bet ne ką mažiau spūdingas yra ir muziejaus kiemelis ir pats pastatas, viskas, kas yra aplinkui, tai supažindinkite su viskuo, kągi čia turit. Tai mes turime karo muziejaus sodelį ir muziejaus rūmus. Muziejaus rūmose galima įžvelgti vieną iš svarbiausių valstybės simbolių – Gedimino stulpus. Karo muziejaus sodelio forma yra vyčio kryžiaus forma. Simboliška, kad ilgoji kraštinė yra nuo nežinomo kareivio kapo ir amžinosios ugnies į laisvės paminklą. Tai rodo mūsų kelią tautos į laisvę. Tai va šitas kelias nuo vienos pusės iki kitos pusės yra mūsų skausmingas kelias į laisvę. Kai buvo atvykęs su Ukrainos karo muziejaus direktorius Jurijus Savčiukas, jisai sako, aš turiu suplanuoti erdvę, kaip mes švęsime pergalę. Aš minėjau, kad būtinai turi žydėti rožės. Rožės tai yra laisvės simbolis, tai yra kvepiantis, gražus žiedas ir tuo pačiu slepiasi spygliai, kuriuose gali ištikšti kraujas ir su laisvė reikia elgtis atsargiai. Tai šios simbolius lygiai taip pat generolas Nagevičius išmastė, kaip turi atrodyti, kad būtinai sodelėje turi būti rožės. Mes turime nykštuką, kaukutį, kurį grafas Tiškevičius iš Kretingos rūmų padovanojo karo muziejui 22 metais. Oho. Čia dar kai buvo tas medinukas dar, ne? Taip, buvo senasis karo muziejus. Tai šitas kaukutis taip pat rodo begalinę nykštuko jėgą, su milžino jėga, kada valios jėga jis kelia akmenį ir iš kurio pradeda trykšti krištolos skaidrumo vanduo. Tai irgi taip atrodo didelė valia žmogaus. Taip. Jeigu tu turi valios, tu gali praskelti akmenį, tu gali išleisti krioklį. Statant karo muziejaus rūmus ir sodelio bokštą, Mecheleno varpų liejykloje 1933-aisiais buvo užsakytas modernus kariljonas. 1935-aisiais meistro Marcelijo Michelso pagamintas 35 varpų rinkinys atplukdytas į Klaipėdą. Tuo metu kariljonu nereguliariai skambindavo Viktoras Kuprevičius, Jonas Lechavičius, Juozas Talat Kelpša, Jonas Vaišaitis. Rita, užlipome 101 laiptelį ir 2 kopėčias į kariljono bokštą. Kuo tas bokštas ypatingas? Jau vienis ypatingas to, kad aš jį lipau bijodama aukščio, aišku, bet papasakokite plačiau šiek tiek apie šį bokštą. Tai yra vienintelis muziejus, kuris turi savo kariljoną. Ir tai tikrai lygiai taip pat generolo Nagevičiaus užsakymų buvo nupirkti ir užsakyti, nuliedinti varpai. Kiekvienas iš jų turintis vardą, o čia vardai yra parinkti mūšių vietų, didvyrių vietų, Kęstutėnas, Birutaitis ir Giedraitis ir visi kiti svarbiausi įvykiai, kiekvienas 35 varpų vardas yra žinomas. Gerai. Ir mes turime dar vieną varpą, kuris yra nesusietas su kariljonu, tai yra Laisvės varpas. Laisvės varpas, kurį Amerikos lietuviai Filadelfijoje surinko pinigus ir nuliedino Filadelfijos liejykloje Laisvės varpą. Toksai pats varpas kabo ir Filadelfijoje, minint Laisvės kovas Amerikoje. Tai čia tokia graži idėja, kada Amerikos lietuviai atvežė šitą varpą į Lietuvą ir padovanojo šitam bokštui. Ant varpo yra užrašas: tad skambik per amžius vaikams Lietuvos, tas laisvės nevertas, kas negina jos. Šiandien muziejus primena ir pasakoja apie kovą už laisvę, formuoja istorinę atmintį ir puoselėja patriotiškumą. Būtent čia pirmą kartą Kaune viešai iškelta ir trispalvė, o sovietų sugriauto sodelio atstatymas, paminklų atkūrimas buvo Jungtinės sąjūdžio ir atgimimo dalimi. Prieš 36 metus, 1988 metais, Lietuvos sąjūdžio vyrai lipo į šitą bokštą ir iškėlė trispalvę. Spalio 6 diena yra pirmas trispalvės iškėlimas ant valstybinio pastato. Tai yra ženklas, kad mes nebežaidžiame žaidimų sąjūdžio mitinguose, o mes turime rimtą užmanymą, kad Lietuva taptų laisva
ir vėliava būtų jau kaip valstybinė vėliava. Šita visa aikštė buvo pilna žmonių, čia nebuvo kur kojos pastatyti, čia buvo šitokia žinia svarbi, kada suplūdo žmonės iš visur, iš visos Lietuvos pasižiūrėti į šitą trispalvę, nes tai buvo šeštadienis, buvo nepaprastai graži diena, šiek tiek gelsesni medžiai, aš stovėjau irgi ten pat toliau, bet šitą faktą aš labai gerai atsimenu. Ir todėl su Sąjūdžiu mes turime irgi labai tokį glaudų ryšį. 89 metais, kai buvo Baltijos kelias, Karo muziejaus muziejininkai atidarė parodą, drąsią parodą apie Ribentropo-Molotovo paktą, kada pirmą kartą buvo pasakoma tikroji tiesa ir skubėjo į Baltijos kelią visi automobiliais susikibti rankomis grandinę už Lietuvą. Atsisveikinu su jumis iš Vytauto didžiojo karo muziejaus, kuris mena Lietuvos laisvės kovų istoriją, ir noriu pakviesti kiekvieną iš jūsų atvykti čia, pasivaikščioti, dar kartelį prisiminti ar susipažinti ir taip dar sykį pagalvoti ir apie tai, kaip svarbu ir kaip gerai, kad šiandien mes esame laisvi. Ačiū, kad keliavote kartu, nepamirškite ir kitą šeštadienį draugę su manimi keliauti į dar vieną Lietuvos muziejų. Iki.